Sveiki visi! Sveikinuosi su jumis iš Palangos ir šalia manęs, turbūt daugelio Palangoje vykstančių renginių organizatorius ir galima sakyti Palangos veidas Nerijus Stasiulis. Sveiki, Nerijau! Labą dienelę, Simona. O, kaip gražiai žemaitiška, kaip čia reikia dabar sakyti? Ne, žemaitiškai. Žemaitiškai. Jūs žemaitis? Na, iš tikrųjų, pas mus sakoma grinaveislis. O! Iš čia gimęs, čia augęs, čia užaugęs. Iš tikrųjų taip, žemaičių žemėj, kaip sakant, viskas yra tvirtai, galingai ir ilgam. Užsispyrė žemaičiai, ar ne? Jie neužsispyrė, jie tik ilgai galvojo, kai jeigu nusprendai, tau kelią eina ilgai ir nuobodžiai. Nerijau, iš tikrųjų šiais metais olimpinės studijos įsikūrusios Londone, Vilniuje ir Palangoje. Ką Palangos miestui tai reiškia? Na, iš tikrųjų tai reiškia, kad Palanga prieš tai, galim sakyti, apvainikuota visų čia buvusių sportininkų buvimas, nes praktiškai visi olimpiečiai čia atvažiuoja į Palangą pasisemti fizinių jėgų iš mūsų jūros, iš mūsų gamtos ir iš tikrųjų tai galima sakyti ilgo tokio darbo su visais mūsų Lietuvos olimpiečiais rezultatas. Na ir jo labiau, kad Palanga iš tikrųjų labai aktyviai siekia, kad čia pas mus taptų ne vien tik tais to linksmų pramogų miestas, bet kad vienas iš svarbiausių momentų būtų, kad čia žmonės atvyktų aktyviai praleisti laisvalaikį, fiziškai sustiprėti, na, o sportininkai treniruotis siekiant pačių aukščiausių pasaulio rezultatų. Tai galima sakyti, kad Palangoje yra puikiausios sąlygos visiems besiruošiantiems, sakykime, sportininkams, varžyboms, ką jie gali čia daryti. Ar šiaip apskritai Palanga yra sportiškas miestas, ar atvykę svečiai miesto sportuoja, ar jie yra aktyvūs? Na, iš ties, vien jau matant, kiek vaikščia žmonių, kiek važinėja dviračiais, leisdami laisvalakį, jau tai yra vienas pagrindinių aktyvaus poilsio, kaip sakyti, veiksmų. Šalia to mes turime tikrai praktiškai visas sporto šakas, kurias sportuoja čia nuo mažo iki didelio. Ir aišku, negaliu dar iki galo sakyti, kad Palanga tai yra tas idealas, kuriame galima visą, ką reikalinga rasti pasiruošiant, pavyzdžiui, tokio lygio varžybom kaip olimpiada. Mes trūkstam tų stacionarių bazių, bet tikrai darom didelius žingsnius. Jau šiais metais netgi mūsų krepšinio rinktinė džiaugiasi pas merą svečiuose, kad jau spalio mėnesį pradėsim statyti ir naują modernę krepšinio aikštelę, o tai reiškia, kad krepšinio rinktinė čia galės ne tik atvykti fiziniam pasirengimui, bet jau ir tam techniniam derinių įvairiausiams veiksmams ir treniruotėms. Nerijau, o jūs pats sportuojate? Ar jūs sportiškas žmogus? Kokį sportą labiausiai mylite? Iš tikrųjų, kultūros žmogus, jis sportuoja. Kadangi aš dažnai dirbu su mikrofonu, tai labiausiai dirba man liežuvis. Bet iš tikrųjų taip, jaunystėje, vaikystėje teko išbandyti daug sporto šakų. Pagrindė tai buvo kovos įvairūs menai ir boksas, ir karate, ir dziudo, bet šiaip nuolat važinėju dviračiu, kiekvieną dieną vidutiniškai apie 20 km. O, Nerijau. Jaučiasi. O jūs mokat plaukti? Tikrai taip. Plaukimui irgi atsidėjau lygiai vieną mėnesį, bet dėja, matyt, nesu tas, kuriam patinka labai ilgos distancijos, tai mes turėjom savo laiku puikų baseiną. O kur jūs šiandien stebėsite Rūtos Meilutytės finalinį plaukimą? Iš tikrųjų, tik tais čia, nes greičiausiai, kad čia susirinks visa Lietuva, kuri ilsisi Palangoje, nes jeigu jau ir prezidentė pasiliko Londone, tai reiškia, kad visi nujaučiam pirmojo medalio tokį jutimą ir aš tikrai tikiu, kad taip ir bus. Tai mes linkime didžiulę sėkmę, susitiksime čia jau vakare, visai netrukus, beje, ačiū visiems, iki.